Sveikučiai! Šiandien bandau pagaminti jautienos šonkaulius per mažiau nei 4 valandas. Ir ne, tai nėra sukčiavimas. Jautienos šonkauliai savaime yra labai mėsa turinti daug skonio, tai naudoju tik druską, juodus pipirus, česnakus ir truputį čili dribsnių. Ir tuo prieskonių mišiniu įtrintus šonkaulius palaikysiu per naktį. Paprastai rūkinu visą šonkaulių gabalą, kuriame būna ten 3-4 kaulai ir būna normalaus dydžio. Šį kartą parduotuvėje tiesiog radau supjaustytus šonkaulių gabalus su gana nemažai mėsos palikta ir dar ir su riebaliuku, tai turėtų būti labai neblogai. Dedu truputį garstyčių, kad pririptų prieskoniai ir tiesiog viską gerai įtrinu. Tai garstyčios šiuo atveju yra labiau ne dėl skonio, o tam, kad priliptų prieskoniai. Abiejų tų mėsos gabaliukų svoris kartu yra virš kilogramo, tai tikrai nemažai mėsos, dėl to ir prieskonių dedu pakankamai daug, o jautiena labai mėgsta druską ypač, tai pabarstau gana gausiai ir padėsiu į šaldytuvą tiesiog per naktį. Žinoma, galima rūkinti ir iš karto, bet jeigu palaikot per naktį, tai vis tiek mėsa turi daugiau šansų šiek tiek prasisūdyti, ypač kadangi tai yra supjaustyti šonkauliai. Na ir kitą dieną kuriu kepsninę. Tai kepsninės temperatūra turėtų rūkinimo metu būti apie 130 laipsnių. O prieš uždedant dar šonkaulius ant kepsninės, palaikau juos tiesiog kambario temperatūroje apie porą valandų, kad šiek tiek iššiltų ir vidus. Kai anglis įsidega, dedu tiesiog medienos pagaliuką ir tokių pagaliukų dėsiu kelis kartus, tiesiog kad būtų rūkytas skonis, nes šito etapo ir yra pagrindinė paskirtis tiesiog parūkinti juos. O tam pakanka maždaug valandos arba pusantros, priklausomai nuo to, kiek norit to rūkyto skonio. Tiesa, dar būtų gerai, kad tie prieskoniai gerai priliptų ir šiek tiek išsilydytų riebalas. Rūkinu pamažu, tai yra nekeliu kepsninės temperatūros, užtenka maždaug apie 120-140 laipsnių, tai per trumpą laiką, maždaug per valandą ar šiek tiek daugiau, nespėja mėsa ten iššilti, labiau tik tai išorinis sluoksnis truputį priskrunda ir įgauna dūmo kvapą. O kiek to dūmo reikia, tai kiekvieno asmeninis reikalas, galima ir trumpiau parūkinti, galima ir šiek tiek ilgiau. Tai aš uždedu net kelis kartus tų medienos pagaliukų, bendrai rūkinimas užtruko šiek tiek daugiau negu valandą ir to pilnai pakanka. Tiesa, aš šį kartą naudoju alksnio medieną, tai dūmas yra pakankamai švelnus. Jeigu naudojat kažkokią kitokią medieną, pavyzdžiui ąžuolo, tai galbūt ir užtektų ir mažiau. Tai po truputį rūkinu toliau. Ir tiesiog žiūriu, kad ta kepsninės temperatūra aukščiau neužkiltų negu reikia. Ir laiks nuo laiko dar apkeičiu tuos šonkaulius vietomis, kad gautų dūmo iš visų pusių. Rūkinant viso dydžio šonkaulius, tai dažniausiai vis tiek yra daugiau negu 2 valandos taip rūkinasi. Ir po to tik tai dedu į foliją, tai būna vidinė temperatūra pasiekusi jau apie kokią 70 laipsnių. Šį kartą man vidinė temperatūra nėra svarbi, tai užtenka ir tų 55-60 laipsnių, nes kitas etapas bus greitpuodėje. Ir ne, tai nėra sukčiavimas, tai tiesiog yra greitesnis būdas pasiekti vidinę temperatūrą. Kadangi šonkaulius dėsiu į foliją toliau su trupučiu sviesto ir taip darau ir su dideliais šonkauliais, tai juos po to galima dėti kad ir į orkaitę. Jokio skirtumo nėra, nes daugiau dūmo jie jau negaus. Dar šiek tiek uždedu papildomai sviestuko ir įdedu žalumynų, tai petražolių šiuo atveju. Viską gražiai suvinioju ir dėsiu tiesiog į greitpuodį, kad viskas gautųsi daug greičiau negu įprastu būdu. Aišku, galima juos ir kamadę toliau lygiai taip pat kaitinti su folija ir žiūrėti, kada jie suminkštės. Tai mano logika yra tokia, kad jeigu greitpuodis yra naudojamas, tai dažniausiai sutrumpina laiką kokius 3 kartus gaminimo, tai 1 valandos tikrai turėtų pakakti. Pilu vandens, kad nebūtų grotelės apsemtos, dedu dar papildomai groteles tokias, kad būtų mėsa ne vandenį, o tiesiog garuose. Kadangi kojelės trumpos ant to pagrindo, tai negaliu pripilti daugiau vandens, tiesiog reikės prižiūrėti, kad labai intensyviai nevirtų. O toliau viskas paprasta, tiesiog uždengiu dangtį, nustatau didesnį slėgį, nes yra 2 galimybės, yra mažesnis slėgis ir aukštesnis, tai aš naudoju aukštesnį slėgį. Kai tik tai vanduo greitpuodėje užverda ir sistema užsidaro, sumažinu tiesiog kaitrą. Labai intensyvaus virimo tikrai nereikia, užtenka, kad vos tie garai išeitų pro vožtuvą ir maždaug troškinu apie valandą. O kol viskas troškinasi, pasidarau dar padažą aptepimui, kurio pagrindas yra teriyaki padažas. Planas buvo patroškinti greitpuodėje apie valandą, bet teko ištraukti šiek tiek anksčiau. Tai tiesiog išjungiau greitpuodį, nes išvirė jau visas ten vanduo.
ir palaukiau, kol tiesiog natūraliai tas slėgis nukris ir galima bus atidaryti puodą. Šiek tiek daugiau negu valanda. Jeigu skaičiuoti nuo įdėjimo ir iki išėmimo iš puodo. O toliau dar paskutinis etapas, tai yra tiesiog su padažu apkepimas kepsniniai, tai labai aukštos temperatūros irgi kaip ir nereikia, užtenka apie kokį 150 laipsnių ir tiesiog dėsiu pradžioje teriyaki padažą ir kai jisai truputį prikeps, dar papildomai panaudosiu tą sunką. Kadangi man greitpuodėje pritrūko ten kokių 10 minučių, tai aš dar kepsninėje šiek tiek ilgiau pakepsiu, o kad mėsa nedžiūtų labai, naudosiu ir tas išsiskyrusias mėsos sultis. Šitame etape mėsa turėtų pasiekti virš 90 laipsnių temperatūrą, bet temperatūra nėra svarbiausias dalykas. Svarbu, kad ta mėsa pasidarytų minkšta. Kaip matot, kaulai tikrai yra atšokę, ta tikra šonkaulių mėsa yra minkštutė, bet problema yra tai, kad yra ta krūtininė, kuri nelabai nori greitai kepti ir reikia dar papildomai laiko. Tai dar maždaug apie valandą aš palaikau tą mėsą kepsninėje, laiks nuo laiko apšlakstydamas sultimis ir bandau sulaukti, kad tiek šonkaulių mėsa, tiek ta krūtininės mėsa būtų pakankamai iškepusios. O jeigu tame greitpuodėje dar būčiau mėsą palaikęs šiek tiek ilgiau, tikrai užtektų ir trumpesnio laiko. Na ir kągi, visai neblogas rezultatas, turint omenyje, kad viskas užtruko maždaug apie 3,5 valandos. Kaulai pilnai atšoka, minkštutė mėsa, kuri yra prie pat tų kaulų. Jungiamieji audiniai taip pat yra tos kremzlės išsitroškinę. Ir visai neblogas vaizdas. Nes jeigu prieš dedant į foliją gerai tie prieskoniai prilimpa, tai ir troškinant nieko su jais neatsitinka. Tai nesvarbu, ar tiesiog troškinant mėsą folijoje kamadę toliau, ar dedat ją tiesiog į orkaitę, ar kaip aš šiuo atveju dedu į greitpuodį. Svarbu, kad vanduo neapsemtų ir išliktų tiesiog ta folija sausa. Tai kaip gaminimo metodą užskaitau labai tą variantą, išskyrus vieną problemą, kad greitpuodis yra nelabai didelis ir jį neįdėsi labai didelių gabalų mėsos, nebent turit didesnį. Vaizdas yra labai neblogas, kvapas yra tiesiog fantastiškas ir mėsa yra ta, kuri yra šonkaulių mėsa, yra minkštutė ir gerai išsitroškinusi. Tai ta mėsa, kuri yra krūtininė, šiek tiek yra kietesnė, norėtųsi, kad jinai būtų minkštesnė, tai galbūt būtų padėję tos papildomos 10-15 minučių dar greitpuodėje, bet šiaip pavyko labai neblogai. Mano išvada tokia, kad tikrai nesugadinsit mėsos, jeigu panaudosit tam patroškinimui greitpuodį, dar atvirkščiai turbūt lieka daugiau skonio, nes per trumpesnį laiką išsitroškina. Tai labai tinka turbūt kokiai karkai arba kitai mėsai panašiai. Naudosiu tokį metodą dar kartą. Skanaus ir iki kito karto.